ir apšiuręs nuo laiko žibintas, mane neš kaip svajonių laivelis, netikrais apdarais išdabinta, įsileido į širdį vienatvę, pasijutęs bejėgis kaip vaikas, supratau, kad be reikalo laukiu, šiandien man tave atnešė laikas, įsileido į širdį vienatvę, pasijutęs bejėgis kaip vaikas, supratau, kad be reikalo laukiu, šiandien man tave atnešė laikas. Laikas atnešė 49-ąjį poezijos pavasarį čia į Bijotus prie pirmojo Lietuvoje viešo muziejaus, Baublių muziejaus. Nuo pat gyvavimo pradžios, tai yra nuo XIX amžiaus iki šių dienų, šitas Baublys yra išklausęs tikrai nepaprastai daug poezijos ar kažkokių kitokių skaitomų kūrinių. O šiandieną mes paklausysime žmonių, be kurių kūrybos ir neįsivaizduojame tų gegužės mėnesio skaitimų, tai būtent atvykusių mūsų svečių poetų. Taigi, Dionizo Poškos mokykla kasmet organizuoja prieš 2 savaitės vykstant tikrajam poezijos pavasariui mažuosius poezijos pavasarėlius. Taigi dabar kviečiu šios mokyklos moksleivius Moniką Zubrickaitę bei Justiną Gailių ir Pakražančio vidurinės mokyklos jaunąją poetę Emiliją Srielkauskytę. Senosios dienos ir jau ąžuolai į muziejus parėjo. Jie džiugina mūsų tėvynės vaikus, jos skatina būti galingus. Mes norim užaugti stipriais, kaip mūsų seni ąžuolai. Mes siekiame jų nepamiršti, kad ir mus po 1000 metų taip gražiai atsimintų. Bijotai. Bijotai mano kaimas, Bijotai ta vieta, kur gimė mano tėtis, močiutė ir teta. Bijotai mus garsėja Baublių prisiminimais, kuriuos plačiai aprašė garsusis Dionizas. Šiandien aš džiaugiuosi, kad gyvenu Bijotos, tvarkingas šitas kaimas, gyvena geri žmonės. Aš gyvenu Bijotus, mano kraštas į Bijotą, uns labai gražus. Čia į Pošką rašė, uns Baublius pastatė. Čia labai daug žalumos, dar daugiau į gražumos, po gėlių, kap žvaigždžių, begalybės tūkstante. Į labai gražią unt rudens, rauduoni geltuoni lapą, kap auksėlis į untimą. Vuo Baubliai tokių gruožį, na galu neapsakyti, ani labai seni, į dabūsų neilgu. Kviečiu gerbiamą Donatą Petrošių, mūsų kraštietį, poetą, eseistą. Toks tikėjimas buvo vaikystėje, dabar tebėmus, jak ją užmušė varlę, užeis lytus. Vakar buvo tokia sunki diena, kad į saulį nusileido ne iš pirmą sykį. Ta varlė pati šoka ant dalgį. Dabar laukiam lytaus. Nukalna matyti. Vlaškos vakarų pusė kažkoks nartus dundulė pagalbininkas, su debesingas vandenų bidonas per visą horizontą, nuo pat padvarių iki Palyžinė. Per vidurį stov mūrų ąžuolyje, matau nebepraleid medį, atstatėn išgalanstus nudžiūvusių šakų ietis, nebesusitar dėl migracijos, dėl kompensacijų už žaibus ir jų nuostolius, grasint paleisti debesų vidurius. Išsilietų ežeras į daubą, bet nereik mums to ežerą. Gerą darėte medžią, kad sulaikė tos perteklinius vandenis. Prie kiekvienos trobos prūts iškast, vandens užtenk į daržams, į gyvuliams, į net žmonėms. Kam mums toks naujas ežeras, katro vardą niekad neatspėtumėm? Kam reikia, kad mūsų vandenis užlietų svetims vandų? Žiūrime nežinom, kum viskas šiam pasaulyje baigsies tam sygiu. O viskas su visam baigsies tada, kai baigsies medžią, nes šis pasaulis tai ir medžių darba. Dabar pakviesiu gerbiamą Marių Buroką, poetą, vertėją, literatūros kritiką. Skrusdelyno statybos instrukcija. Iš pradžių reikia labai ilgai spjaudyti ant žemės,
nuoširdžiai baltai švariais purslais, vėliau žiepti ir kramtyti, tada žiesti, ką tik nori, prieglobsti iš gūrinių, namelį iš molio, užuovėje iš šakų ir šiaudų, pertepti į pyragą, prakrapštyti angas dūmtraukį, pasikviesti artimus ir giminės, ulioti 3 dienas 4 naktis, anksti rytą išeit basom į priengį, pažiūrėti, kam į rūką, kam į debesis, kam į greitkelį ir išvyt visus. Parsivest motinėlę, visą ciklą veistis ir daugintis, kol prieauglis nebetilptų. Tada visus krikštit, augint, ženit, vyt iš namų. Vėliau užsilipinti visas angas, pasilikti tik dūmtraukį ir raktą ant kaklo, šiek tiek malkų ir naminį gyvūną. Kai gyvūnas numirs, užrakinti duris, pasiimti buteliuką, išeiti priengį ir ilgai suptis, kol pašals. Taigi, ponas Alis Balbierius. Pavėluota dedikacija. Aš dedikuoju tau pavasarį, pirmosius žiedus, gluosnį ir drugelio, geltonas spindulį virš sniego, lapus iš spalio, tarsi auskarus, kurios šalta žiema įsisega ir velkas šerkšno žėrinti apsiaustą. Tau dedikuoju vyno taurę, kriauklelę mažą, ošiančią visatą ir žydrėsi neužmirštuolės pievai. Sekundžių sniegą, tokį švelnų, tarsi kačiukai, karklo žydro, kurs pranašauja pabaigą ir pradžią. Tau dedikuoju žodžių keletą, kurie daug metų geria mano kraują, tarsi vampyrai tropikų pasaulio. Tau dedikuoju tai, kas neapčiuopiama, kas nugarmėjo upėm Heraklito. Šį vakarą aš įbridau į šį eilėraštį, bet blėsta vakaras ir lieka tik žodžiai popieriui, tik raidės, figūros juodos ant pernykščio sniego. Na, mes paklausysime, kokius gi turtus, kokią išmintį ir kokius gražius žodžius davė mūsų versmės atstovom gimtoji Šilalės žemė. Prašau. Ar sniegas cypia, kaukia, šalta, net baisu. Kas brolelių laukia, einančių mišku? Ar kulka klastinga kelia nepastos? Jų kova garbinga, laisvė Lietuvos. Laimin žygi Dieve, saugok jos kely. Pražydės vėl ievos, oš miškai žaliai. Prieglobsčių griebus pėdos neišduos. Tęskit kovą, šaunus sūnus Lietuvos. Festivalio dienomis pagerbiami ryškiausi praėjusių metų poetai, įteikiami prizai už poezijos vertimus į lietuvių kalbą, iš lietuvių į kitas kalbas, už svarbiausią debiutą almanache, na, o Bijotose tradiciškai įteikiama Dionizo Poškos premija. 2013 metų Dionizo Poškos premija skiriama Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino komandoro kryžiaus kavalieriui, Suomijos liūto riterių komandoro ordininkui, Jono Basanavičiaus premijos laureatui, Auksinės gėlės nominantui už Šilalės krašto garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje, už Dionizo Poškos atminimo išsaugojimą bei rūpestį pirmojo Lietuvos muziejumi, žmogui, kuris didžiąją savo širdies dalį yra paskyręs baubliams, jų istorijai, išsaugojimui ir populiarinimui, knygų apie baublius autoriui, Bijotose gimusiam ir augusiam, Dionizo Poškos žodžiais tariant, skrusdėliai, nežinančiai, kas tai ir tingėti, už poezijos ir vertimų knygą Saulėlydžio atšvaitai, šiemet Dionizo Poškos premija skiriama profesoriui Stasiui Skrodeniui. Tai aš turiu turbūt šiandieną pasakyti, kad profesorius turbūt ne dalelė širdies, o visą širdį atiduoda baubliams, bijotams ir mūsų kraštui. Tikrai teko susipažinti su žmogumi, aš nesakyčiau profesoriu, bet savo krašto, savo gimtojo krašto mylėtojų. Ir čia turbūt didžioji dalis ir profesoriaus idėjų ir darbų, kad Bijotų Dionizo Poškos baubliai atgimtų, jie būtų žinomi Lietuvoje. Tikiu, kad profesoriaus pėdom
turbūt daug kas paseks, daug kas pasisems tos stiprybės, kaip reikia mylėti savo gimtąjį kraštą, savo, pasakyčiau, kaimelį, kaip jo didžiuotis, kaip jį puoselėti ir mylėti. Ir šiandien įteikiam diplomą profesoriui Stasiui Skrodeniui už geriausią naują lietuviškos poezijos knygą Saulėlydžiai atšvaitai, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kurioje atspindi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Labai esu sujaudintas šito ir renginio, ir galimybę gauti premiją Dionizo Poškos, kadangi čia yra turbūt mano širdis, čia aš grįžtu visą laiką, bent dabar sapnuose, žinoma, iš tiesų aš čia buvau ir mokinys, ir kolūkietis, ir kaimo muzikantas. Taip kad iš etnografijos perėjau į etnografiją mokslinę, žodžiu, nuo folkloro nenutoldamas. Ir kada mokiausi Skaudvilėj, tai mano svajonė buvo tapti poetu. Rašiau daug eilėraščių, bet paskui perėjau į mokslo sritį, bet jų laikiau ir laikau taip užslėpęs. Daugiau gal paskui verčiau iš suomių, estų kalbų, poezijos, prozos ir tai toks, ta sąsaja buvo ir su poezija, ir su proza. Na, aš, žinoma, esu senosios kartos žmogus ir man poezija tai buvo Maironis, Salomėja Nėris, poezija ir muzika. Paskaitysiu vieną kitą savo tą opusą, kurie man taip atrodė lyg ir nieko savo. Jau seniai beglostė akys, saulės spindulį raudoną, kai įleisdamos už kalno taip keistai eglyne žaidė. Jau seniai vaikystės takas prasidėjęs prie eglyno užkerojo ir užžėlė kietą sempėvių žolę. O aš jį dažnai sapnuoju, jo vis vaikšto mano mintys, jo arkliai namo pareina, vėja šnervėm gerdami. Durų slenkščiai patrūnyje, tebelaiko, tebesaugo išminties senos žodžius. Išėjau aš nuo eglynų ir žodžius jau tos palikęs, sapnuose jie man vis skamba ilgesio skaudžiom gaidom, o saulėlydis be medžių vis į tamsą. Paskubėkit, brangų žodžiai, kol dar laukiami, kol dar